Lietuva neparduodama nei rytams, nei vakarams. Ką reiškia toks šūkis? Ar yra požymių, kad ją kažkas bando parduoti? Jūsų atmintis labai trumpa. Aš tai prisimenu, kaip prieš 30 metų Lietuvos valstybė, įstatymas buvo keičiamas, daugkartinai keičiamas, Seimas keitė, kad galėtų padovanoti Mažeikių naftą privačiai kompanijai, kuri neužsiema naftos bizniu. Tai jūs vadinate tai nepardavimu, o aš vadinu pardavimu. Ir mes buvome išduoti jau labai seniai. Prisiminkite konstitucijos laužimus, daugkartinus. Ne vienkartinai, o daugkartinai. Prisiminkite aferas, machinacijas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Prisiminkite Lietuvos žmonių nuomonės neklausimo apie atominę elektrinę, pavyzdžiui. Išvedimas ir vartaliojimas, politinė prostitucija. Tai ne parsidavimas ir neišdavimas, o aš vadinu išdavimu. Ir užtat mūsų šūkis yra toks, mes neparsiduosime daugiau. Nei rytams, nei vakaram. Jeigu jūs traktuojate, kad parsidavimas vakaram yra gėris, tai aš sakau, laisvė ir nepriklausomybė yra gėris. Ir šiais metais pirmą kartą yra galimybė Lietuvos žmonėms per 30 metų arba pasirinkti vieną iš sisteminių partijų, kur čia yra, kurios keičia švarkelius ir skvernelius. Arba pasirinkti vienintelę naują politinę jėgą, kurią cenzuravo LRT, jūs cenzuravote, kurią cenzuravo Vyriausia rinkimų komisija, kurios nuomonės jūs nespausdinat, jūs LRT nespausdinat, kurios nuomonė už pinigus reklamą atsisakė skelbti žinių radijas. Tai Lietuvos žmonės pirmą kartą gali pasirinkti arba sisteminę jėgą, arba naują nesisteminę, kuris stovi šitai sistemai vidury gerklės. Ir mes jai sakome, gana, labai aiškus pasakymas.